Pasinerkime į tai, kas iš tikrųjų vyksta kaimo vietovėse šiandien. Ribota infrastruktūra, menkos galimybės įsidarbinti, jau nekalbant apie degantį tvaraus vystimosi poreikį. Skamba gana įtemptai, tiesa? Na taip. Tačiau veikti šios iššūkius nėra neįmanoma užduotis. Jiems spręsti reikia novatoriškų sprendimų, pritaikytų prie unikalių kaimo vietovių poreikių ir galimybių. O geriausia dalis – turime itin šaunią novatorišką priemonę, vadinamą lyder metodu, kuri gali būti tas perversmas, kurio ieškome. Taigi, kasgi yra tas lyder metodas? Tai kaimo plėtros programos sudedamoji dalis, naudojanti Europos žemės ūkio fondo lėšas ir teikianti finansinę paramą kaimo vietovėms. Tai unikali ES sukurta priemonė, kurioje daugiausia dėmesio skiriama kaimo plėtrai iš pagrindų. Šis požiūris iš esmės yra iš apačios į viršų, užtikrinantis, kad plėtros strategijos iš tikrųjų atspindėtų vietos gyventojų poreikius ir siekius. Tikrieji šio požiūrio herojai yra kaimiškosios vietos veiklos grupės, trumpiau VVG. O kas yra VVG? VVG tai asociacija, kurią sudaro nevyriausybinių organizacijų, įskaitant vietos bendruomenių, verslo ir valdžios institucijų atstovai. Ji imasi vadovauti lyder programos įgyvendinimui savo kaimo vietovėje, kartu su vietos gyventojais, bendruomenėmis, nustatydama poreikius, išvelgdama galimybes ir rengdama vietos plėtros strategiją. Pagal parengtą strategiją gali būti finansuojama daugybė projektų. Pavyzdžiui, kaimo vietovėje reikalingos infrastruktūros įrengimas ar atnaujinimas, atsinaujinančių energijos šaltinių ar energijos vartojimo efektyvumo didinimas, jaunimo užimtumo skatinimas, NVO veiklos skatinimas, nežemės ūkio verslų ir socialinių ar bendruomeninių verslų kūrimas bei plėtra, žemės ūkio produktų perdirbimo rėmimas ir taip toliau. Šiuos projektus rengia geriausiai savo poreikius žinantys žmonės, bendruomenės ir kitos organizacijos, verslai, vietos gyventojai. Lyder metodas tai daugiau nei tik finansinės paramos programa. Tai pokyčių ir plėtros kaimo vietovėse katalizatorius, vystimosi kibirkštis. Lyder metodas nėra tik teorija, tai praktinis procesas, kuris duoda apčiuopiamos naudos. Turite idėją savo kaimo plėtrai, kreipkitės į savo kaimo teritorijos VVG ir paverskite idėją projektu. Parengto projekto tinkamumo vertinimą atlieka VVG ir nacionalinė mokėjimo agentūra. Jei projektas yra sėkmingas, jam skiriamas finansavimas ir prasideda stebuklingas procesas – projekto įgyvendinimas. Kiekvienas projektas, nesvarbu koks, didelis ar mažas, yra žingsnis gyvybingesnio ir tvaresnio kaimo link. Taigi apibendrinkime, lyder metodas užtikrina spartesnę kaimo plėtrą, juo teikiama itin svarbi finansinė parama, įgalinanti kaimo bendruomenės tarpininkaujant VVG pačioms spręsti problemas ir kurti naujas galimybes, o taikant būdą iš apačios į viršų, tenkinami vietos gyventojų poreikiai ir lūkesčiai. Lyder metodas keičia kaimo vietovės, įgalina bendruomenės, vietos verslą ir kuria tvarią ateitį visiems.